O va čia, pavyzdžiui, dabar apsimoka Mini- defendyti ar... Jeigu mini reizas, tai defendinu, jeigu didesnis sizingas foldinu. Dėl tos priežasties, kad tau užtenka 20% kartų laimėti. Tai čia Tai realiai, su džeku šešičiai. čia beveik su bet kokiom 2 kortom, netoli to. Jeigu mini reizas, aišku, turėtų mažiau blindų, jeigu tau ten labai stekus skaudėtų, tada jo. Bet čia dar turi blindų, tai čia pasikolim tiesiog. Dėl tos priežasties BVB mes daugiau reizinam, kad neduot gerų otsų oponentom. Tai čia turbūt kolą jo raščiau. Ok, čia neturim samplą, ne? Bet vis tiek, nu čia turbūt dabar šaučiu dėl to, kad šitas įlindo jau. Aišku, samplą nėra visiškai, bet Nors tai ten daug. įsivaizduoju, kad jie vis tiek čia light atsidarinėja. Nu, žinai, fišai. Tai čia tiesiog tūzo 10 siūtę šaučiu, nes automatiškai pa šitą niekada nėra stipraus hendo. Dėl to, kad, nu, reizintų, nes už jo nebedaug oponentų, jis neturi didelio šanso, kad kažkas pareizins, jeigu turi monstrą. Tai čia dažniausiai bus brodvėjai visokie. Tai čia tiesiog šavinčių prie flop. Kaip čia buvo, blembo. O kolas tai čia, nu, nesąmonė lys, taip žinok. Čia pats, bet tai blogiausias variantas, ne, arba mest, arba šovyti. Arba šavinį, arba foldinį. Nes, nu, tiesiog tau kainuoja daug, tu būsi be pozicijos multivei bankė. Tai čia tiesiog šavas ir viskas, paprasčiausiai. Aišku, jeigu turite informacijos, kad nitas atsidaro be lenkos ar kažką, tada gali foldinti. Jo, čia gerai. Čia tiesiog... Aš sakau, čia dabar truputį anksčiau buvo kitaip, dabar jau irgi žiūrau, tai kokių jau nedaryčiau ir dalykų. Na, čia prie flop šavinį. 15 bigų nematau reikalą izoliuoti. Tipo, nehitinsi bordą, bus blogai, o čia šavas tikrai pliusuos. Nes gausi ten kokį bordą tūzas 4-5 ir, nu, nežinai ką daryti. Tai čia tiesiog 15 bigų prie flop sušauna ir viskas. O, kiek čia turim? O čia... 1/1,5, ne? Stek, O dabar, va, pažiūrėjau, man jau čia sibetyti irgi nelabai gal. Aš galvoju, palauk. 2 variantai yra. Arba sibetinį kokius 500 ir bet kokį turną šaunį, arba kolinį, arba check foldinį, bet tai turbūt čia sibetinčiau ir sudėčiau, jeigu jau ką. Nes beveik visas tavo tavo stekas yra bankė jau. Plus turi backdoor flushą, 2 overiai. Tai čia kaip ir užtektų. Tai čia dėčiau, nežinau, sakau, 500 ir sudėčiau. Bet didžiausia klaida buvo prie flop, reikės sušauti ir viskas. Čia dabar, aišku, čekinam ir čekinam. O kodėl čia dedi? Čia jo, šiaip, jisai, kaip sakant, blogiau tikrai. Jo, jis pračekino, nu, tipo, jo, čia gali kaip ir bandyti splitą išmušti. Iš esmės, bet, nu, visada splitas čia, manau, kolins vis tiek tokį sizingą. Tai, nežinau, aš čia tiesiog nematau didelės prasmės. Aišku, iš kitos pusės, aštunkė visada išbetintų. Jo, river visada išbetintų, vis tiek neleistų nusičekintai. Gal ir nėra baisiai blogai, bet gausi šavą ir kolinį dėl splito tada. Nu čia gal variantas, ne geriausias showdown valui imti ir... Tai čia vis tiek splitina, čia streitas yra jau bordo. Nu jo, tai aš sakau, ta prasme, showdowną. Aš manau, kad tiesiog nes nelabai ką čia išmuši. Nu nematau, nebent gali bandyti šavinti tiesiog. Bet ir tai, nu nematau didelio tikslo. Aišku, pas jį aukštesnės ryto čia beveik niekada nebus. Nes, nusakau, išbetintų jis jau riverį tikrai. Tai čia, sakau, bet geriausias yra tiesiog prie flop sušovi ir ramybė. Ir nėra ten ko daugiau su galva. Nes 15 bigų per akis. Nu jo, šiaip, nes aš ten prieš jį ir būčiau stipriai buvęs priekį. Dažniausiai būtum prie flop pasiėmęs, bet prie flop tau jau didelis bankas. Čia va ta pati situacija, jau 300 kem pasiėmė, ten buvo apie 20% tavo steko gaunas. Čia irgi turbūt tiesiog šovinu prie flop. 16 bigų. Aišku, čia yra šlykštus dalykas, kad yra žmonių už tavęs, bet iš batono tikrai šaučiau.
O čia, nu, toks sau yra. Bet tas yra, kad, nu, jeigu tu vien prie flop pasiim, tau 25% tavo steko. O pas juos, nu, stiprių handų nėra. Aišku, gali būti, kad tave išsikolinsiu kokį tūzų 5 ten, ar nežinau. Bet eiskingų, iš džekų, eiskvinų, ten visokių nėra tokių. Nes nu tiesiog gereizinto. Tai čia gali tiesiog prie flop sušauti. Manau. Aišku, jeigu dviem pozicijom toliau, tai tikrai šauni, čia toks... Reiktų per Itsemaiserį pasitikslinti, bet mes dabar labai daug laiko, žinai, neturim, nes daug handų. Jo, tai aš Tai čia tokius- Itsemaiserį paskui jau pats pasižiūrėsiu. Jeigu tu turi Itsemaiserį, tai jo, tą spotą įsimesk, susidėk ranges ir matysi, kad ant šavinam. Aha. Nes jeigu turi Itsemaiserį, tai Itsemaiserio spotus pats tada pasakysiu, kur ką žinai, galiu pasižiūrėti.